Dar nepraėjus šalčiausiam žiemos dienoms, Vilniaus Gedimino technikos universiteto pastato energetinių ir mikroklimatų sistemų laboratorijos ekspertai baigė tyrimus visose mūsų eksperimente dalyvaujančiose daugiabučiuose. Tad šį kartą apie sostinę įsikūrusius Justą ir Karoliną. Pirmasis namas statytas vos praėjusiais metais, tačiau Justas tikina, kad per didžiuosius šalčius teko pajusti šiokių tokių nepatogumų. Pirmiausia, dvelksmas šalčio iš karto pasijutė, plius dar drėgmės kiekis, kondensato to vadinamojo ant langų irgi padaugėjo kiekis. O daugiau kažkokio, tai sakykime, kad daugiau šalčio ar kažkas tai panašaus, tai nepajutau. Ekspertai Justo namus kruopščiai apžiūrėjo termovizoriumi. Eksperimento dalyvis tikina, kad sulaukęs tyrimo rezultatų imsis veiksmų. Pagal visus, sakykime, garantinius įsipareigojimus ir panašius dalykus, aš kaip vartotojas turiu teisę kreiptis į atitinkamus gamintojus, montuotojus ir reikalauti savo, kaip čia pasakyti, rodiklių. Tiek Justo, tiek Karolinos namuose ekspertai atliko ir oro infiltracijos tyrimą. Rezultatų nekantriai laukia ne tik Karolina, bet ir jos kaimynai. Manau, galbūt kažkiek su kaimynais pasikonsultuoti, kad reikia kažką daryti, nes ta renovacija nebuvo naudinga. O šiaip asmeniškai, kad kažkur kraustytis ar gyvenamąją vietą keisti, tikrai ne. Apsirengti šilčiau. Visų eksperimento dalyvių tyrimų rezultatus sužinosite jau netrukus.